Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Šiandien. Na va, serpantinų dar prisiminimui, kad mes kalnuose vis dėlto esam. O, eik tu savo. O, kaip čia gražu. Labas rytas. Labas rytas. Tai šiandien prasideda 5. kelionės dviračių savaitė, pirmadienis. Baisu. Iš savo namų baisiausia. Nu, jau liko 2 dienos, jau per 2 tikrai turim parvažiuoti iki kempingo. Rugpjūčio 28 dienos rytas. Ar 28? Tfu, 25. 25 dienos rytas. Pirmadienis. Va, mūsų stovykla. Kol kas viskas gerai, pažiūrėjau, dviračių, kol kas padangos nepradurtos, tikėsimės, kad ir nepradursime išsiveždami šitos Šabakštynų. Restoranas jau dirba, jau šeimininkė išgėrus kavos. Puoduką plauna. Kas šiandien bus pusryčiams restorane? Makaronai su konserva. Čia pagal pageidavimą. Turim 2 rūšių. Taip, žiūrėsim su kokia. Kefyrų užgersim, ar prieš tai vaisių suvalgysim. Mes turim 2 persikus. Ne tik 2. Ne tik 2. Man atrodo, dargi 4 pirkom ir dar 2 to kažkokie vaisiai kitokie yra. O, tai mes labai turtingi. Mes, kas šitais, tai turtingi dar obuolių. Makaronai dedame į puodą. Pakeitim balionėlį, nes jau buvo tuščias, vos savai užvirė. Tai jau 2 balionėlius išdeginom. Iš 10 buteliukų vandens, kur vežiojamės vandenį. Vienas šiandien ištraukiu prakiurę. Gerai, kad neišbėgo man į krepšį. Jo. O tuoj konservo žiūrėk visai neblogai. Tuoj mes ją sudėsim. Nu va, makaronai verda, dedu konservą ir išjungsiu. Prasideda pusryčiai. Čia ne persikas, čia nektarinas. Išvažiuoti šitų dagių Šabakštynų, kad nepradurtum padangų. Kiek dabar nežinai jau valandų? 8:30. O, tai taip kaip vakar išvažinėjom. Dabar palauk iš visos sveikatos. Vienas, palauk, stop. Užlipsiu. Aha, aš laikau. Dar kartą. Viskas užvažiavom gerai. Bandysiu šitą išvesti vienas. Nieko panorama. Kelionės dviračių. 5. savaitė prasideda. Iki kempingo labai nedaug. Jeigu nuvažiuotum tiek, kiek vakar, tai ir pasiektum kempingą. Taip, reikia džiaugtis, kad pradžia gera, o paskui ką bus matyti. Bus matyti, kol kas tai važiuoti galima įkalnį, bet nedidelį. Sau važiuojasi nesunkiai. Sustoju apsirengti, nes šalta, bet kelias neblogas. Įsivingiavęs kamienas. Čia tas pats ąžuolas, kur ir visi tokie. Aš tave lenkiu. Mažais lapais. Važiuojam plyną aukštį tokie. Šonuose kalnai tokie neaukšti. O mes važiuojam čia per vidurį. Įdomu net koks čia aukštis. 327 metrai. Žemai. Esam ir važiuot kol kas visai neblogai. Mašinų nėra, kelias geras, sodui, vynuogynui, dirbama žemė panašiau. Nors kai pasižiūrai, tai grynas žvyris stambokais akmenimis. Arba šiaip sodai, atėmiau filmuoti jau nėra. O čia sodas, čia panašu, kad alyvmedžiai, vynuogynas, vėl alyvmedžiai. Kažkaip į žemdirbišką kraštą papuolėm. Aišku, čia daugiau jau lygumų, tai nors ir akmenynas, bet jie tą žemę išsidirba. Nesupras, ir tie namai gyvenami ar ne. Daugybė naujų tokių namų stovi užkaltais langais, daugybė griūvančių. Tai visur buvo Kroatijoje, Juodkalnijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, visur tas pats. Vynuogynų plantacijos prasideda. Aha, vien vynuogynai dabar. Matyt, tinkamas klimatas. O čia žiūrėk, ir pusė irgi kažkokie medžiai susodinti. Aha, irgi sutvarkyti. Aklai. Nu, pažiūrėsim, kokiu greičiu įvažiuosim. O, hvala. 11 km greitis. O, tu matė? Labai didelis. Aha, hvala. Pagyrimas. Laikomės taisyklių. Pasibaigs tas miestelis. Aha, kol kas nieko nematyt.
Nei parduotuvai, bet tai čia nemažas, tai turėtų būti. Kol kas nieko, apleistų namų, kaip visada, visur daug. Nu, bet va, ten kažkokių kažkas centriukų stovi automobilių. Neprivažiuojam kol kas. O, jau ten kažkas matosi. O, 12. 12 km 13 per valandą greitis. greičiu varau. 13. Valavam. Bandom užeiti į krautuvėlę. Pažiūrėsim, kas čia yra. O, čia visai didelį krautuvį. Tada makaronai. Vandžių. Ir saldainių paidu. Aklai mieščiuką palikom. Ką? Žiūrėk, miestelis ne visai mažas. Aha. Bosnijoje tokie miesteliai kokios 2 ar 3 krautuvėlės. Nu, o O čia, čia tik viena. viena ir kavinė viena mačiau. A, kavinė teisingai buvo viena. Ir viskas. Tai kavinė, bet tai nevalgymui. Ir tai šita pusė, kur važiuoja grįžinėm į kempingą, yra gyvesnė negu ta, kurią išvažiavom. Nu, tai jau taip. Ir čia jau laukai dirbami ir viskas. Nu, O, tai kitas miestas prasidėjo. Tas tik nu, pasibaigė. Čitluk. Čia Citluk. gal kaimeliukas Citluk. jau bus. Ne, šitam tai jau nebus tikriausiai parduotuvės. Tai jau ne, jau važiuosi ją apsipirkti. Vaisiai pakelėse auga, vynuogės, bet kalnų tikrai nesimato. Čia matosi toli pro medžius. Visiškai nutolo kalnai. Vėl išdegyti, matyt, jie specialiai išdegina. Specialiai. Vėjas ima kilt, sakau, ir Aha. priešinės. Jo, jaučiu. Kas čia? Dobro došly vilkam. Krika. Dobro, došly Kokia krika. O, dviračiais rodo tiesiai. Tai čia dviračių maršrutai matyti yra. Čia jau matyti išreklamavę bus tie. Gal bus turistinis rajonas daugiau. Gal Vėl kalnai pasimatė, uolos ant dienų kalnų viršūnys. ir Matai? vėjo malūnai. Jo, vėjo malūnų parkas didžiulis. Ir uola kaip siena. O, Na jo. Na jo. eik tu savo. O, kokia čia upė ir ežeras. Nu, O, kaip čia gražu. ana, kur leisimės prie to ežerų. Mes prie jo leisimės, atrodo. Reikės ne tik leistis, bet ir stumtis. Nu, ką darysi? Kažkoks kanjonas. Na, va, serpantinų dar prisiminimui, kad mes kalnuose vis dėlto esam. Karka, tai čia upė Karka. O, šniokščia, kriaukliukai čia. Matyt, užtvanka čia. Aha, čia ta upė Krika. Jo, mums per šitą tiltą visos kitos tegul transporto priemonės iš priekio laukia. Taip, O, kaip jos laukia sąžiningai. Netoli turbūt važiuosim. ne. Gražu jau. Visur gražu. Tik tai, kad reiktų leistis, tai būtų gražiau negu kad stumintis Tai į viršų. aišku, nieko nepadarysi. Kad nesušaltum, tai jau pasikaitysim saulutėj biskį, kiek čia per putą pavėsį stumtis. Šalta gali pasidaryti, nors kupra dabar šlapia. Nu, dar pasidairėm. Gražu čia be galo. Gražu, Ten. gražu. Gražu tikrai, labai gražu, nors stumėmės ir į kalną, bet kadangi rytas dar nepavargė, tai džiaugiamės grožiu. Taip. Va, kokie šlaitai, sienos. O kalno viršūnė. Ai, aukštai, aukštai. Gamta. Skardės tiesiai, net baisu arčiau prieiti. O ten kelias matosi, kur mes nusileidom. Čia matosi, kur mes užsistūmėm. Dar ne iki galo, dar reikia pasistumti. Pasistumėm. Jau ant viršaus. 200 buvo, aukštis dar 255. Ir kilometras. Nebuvo tikrai labai sunku ir aišku, kupro šlapios, tai čia be kas be ko.
Tai einam gal nusifotkinam. Nu, nusifotkinam ir. Kanjonas. Čia reklamuoja, gal toli matyti, Kriauklys, labai įdomus pavadinimas, Baralajan. Briliant. Briliant. Jo kiek daug priebalsių sueina vieną vietą, sunku ištarti. Pas juos daug yra. Tai miestelis Krnaša, tai buvo miestelį vakar pražiavom Drnaša, va šitai. Nu ką, važiuojam tolyn. Važiuojam tolyn. Nu vėl gražus kelias, vėl smagu, mašinų nėra. Čia pora aikštelių visai tvarkingų, švarių, net su tualetu buvo. Viskas labai neblogai. Gero kelio nusukom, nes mus veda čia. Čia jau aišku, labai gražu iki gero ir gražaus, bet daug dievų, kad būtų važiuojamas. O dabar, tiesiai. Tiesiai. Važiavę tokiais keliais ir prastesniais. Dar ir vakar buvo panašus keliukai. Kaimo gatvelę riedam, ne ypatingai čia, nes greitai ir visai viskas nieko neblogai. Vis dar per kaimuką šitą riedam. Dabar tarpais palopyta gatvelė. Jo. Čia panašiai kaip Estijoje, Saremuose. Nu, jo. Ir da mašina pravažiavo. Daulelė. Čia kelias platesnis ir. Jau platesnis. Kad ir kaip bebūtų keista. Bet yra. Matosi geležinkelis. Nusižengė eismo taisyklėm. Kas? Nusižengė eismo taisyklėm. Kodėl? O sustojai? Ar jau čia pagal ženklą sustojai? Pagal tavo reikimo šaukimų. Prie stop ženklo reikia sustoti, o ne bėgių. Bažnyčia matos. Matau. Nu, bažnyčių tai jie čia turtingi. Na taip, bažnyčioje beveik kiekvienam kaimelį. Nu. Nors ne visai, vakar tai nelabai buvo. Jo, kokie namai. Didžiuliai, apleisti, stovi. Stadioną. Mokykla buvus tikriausiai. Bažnyčia. Iš arčiau. Kažin ar veikia, nes daugybė bažnyčių neveikiančių. Bet matyt, kad lyg ir neatrodo, kokia apleista, bet gyventojų ne vieno. Gerai, kad nors tokių kaimelių dar yra. Nereikia per laukinį kraštą važiuoti, kažkaip vis tiek jaukiau. Nu taip. Žiūrėk, ar nebus šulnys. Nežinau, šanos pusės pažiūrėti. Va čia palauk, pažiūrėsim. Tikriausiai jau išdžiūvęs. Išdžiūvęs jau, ten matau tik aprūdėję viršus. Ką tu pasakysi? Soliukas. Tai čia ne nuosavas, reiškia, čia miestelio? Ne, aš manau, kad ne. Keista iš tikrųjų. Viskas taip apskurę ir staiga visai neblogas tvenkinys, kaip baseinas. Ką baseinas? Keista. Nu, kalnai kaip gražiai matosi horizonte. Jo, kai atrodo saulės apšviesta kaip snieguotas. Nu, jo, tą patį norėjau sakyti, tos balti tie baltos uolos, saulėje atsispindi, va, kaip išdirbtas daržas. Vagos padaryta, ramu nors važiuoti automobilių nėra. Vieną sutikom. Du. Vėl negyvos dvasios. Negyvos dvasios, jo. Pietų pertrauka. Ne pietų, Kaip tai ne pietų, ką čia valgai, ne pietus? te pertraukėlį. Ai, taip pertraukė, 12 valandų. Lančas. Nesuprantu aš. Angliškai nesupranti? Slengų, ne. Tikrai noriu, kad būtum nuvažiavę 30. Tai jau norėčiau. Tai mes nuvažiavę 31, likę 29 iki kempingų. Jei toks kelias bus, tai nuvažiuosim. Pirmą dienos pusė lengvesnė. Tai būtų Lietuvoje, tai sakytumėm, netiek nuvažiuodavom. Nu, kas čia per aplinka pas mus. Aplinka skaudoka. Bet saulutė tai negailestinga šiandien. Ne, ir vėjas darosi. 6. 6. O, turistai iš priekio. Nu tikrai, Pusa. net nesitikė. Irgi su krepšiais. Su krepšiais. Gai. Matai, ne mes vieni tokie. Nu, tau kokius kelintus mes čia sutinkam. Kokius 5. Kokius 5 turbūt. Daugiau namų apleistų negu gyvenamų. Jo. Prie šitą miesčiuką staptelėjom, pakeliai pasiskynėm tų figų. Bet kur saldus, skanus. Čia mašinų visiškai nėra. Čia gali ant kelio sodint, daug ekologiškesnės negu Prienuose darže.
kokia panorama. Dabar leidžiamės, tai smagu. Sustojom dar vieną kryžkeliukį, suvalgysim figų ir prisiskynėm. Atsipūsim šiek tiek, pailsysim pavysiukį ir važiuosim toliau. Valgom tas figas. Valgom stiprinam. Jie saldus ir duoda energijos. Tik jo rupūžės labai rankas išterliuoja. Reikia inteligentiškai paimti. Va, erebnik, matai? Pirmai, va, kai buvom blogai pasukę, kai tu sakai, ne ten užsukom. Tai aš pasižiūrėjau, tai jisai va čia stovėjo. Na va, truputį pailsėjom, suvalgėm tas figas, kai pakeliai nusiskynėm ir važiuojam. Tai šiandien nuvažiavę 41 km, liko 20. Tai žiūrint, jeigu nebus 10 ar 20 km įkalnį, tai gal ir pasieksim. Gal ir pasieks. Kempingą. Mes dešiniau. Čia dešiniau. Palyginus dar anksti, dar tik 1 valanda. Į savo stovyklą gali atvažiuoti ir 7 ar pusę 8. Tai taip. Kaimeliai, gyvybė matosi. Nu, o čia jų keliaus ne viena, da priekį, nepšiks. Bet tai stambios karvės čia. Nu. Į kalnuose paprastai karvių vokės kapoškos tokio dydžio, o čia stambios baisiausiai. Yeah. Šutina, čia tai šutina. Aha. Kaip pečiui. Jokio vėjelio nėra. Nu. Papučia vėjelis, tai net geriau. Nu. Sakau, kalnų viršūnės atrodo, kad sniegu padengtus. Aha. Taip gražu. Oho. Grad Obrovats. Va ir šernas ant kelių, matai, kad nepasipainiūta. Na jo. Obrovatso apskritis eiktų savo. Kad tik neimtų kilti didesnis vėjas, jau Oi, vėjas negirdžiu nieko, vėjas trukdo didžiulis. labai važiuot. Gražus slėnis, pasižiūrėt, viskas gražu. Miestas Kaštelžegarski. Tai vėl prisiskynė. Čia jau pilna. Slėnis gražus. Nežinau, kur važiuot. Hello, hello, hello. Automobilis. Nusileidom, dabar kylam stumenys į viršų. Bet gal aukštai ilgai nereikės. Žiūrėsim. Staptelėjau. Tik žiūrėjau prie tų medžių, kur yra. Bet jau nepajėgiu išskimt. Pasiskynę užteks. Stumėmės į kalną paskutiniai kilometrai. Likę 9 kilometrai. Vis dar stumėmės į kalną. Slėnis. Gražu pasižiūrėti. Sunku stumtis. Bet jau atrodo labai daug nereikės. Sukamės į kairę. Čia reikia į Monastir Krupa. Status serpentinai. Kelias neypatingai geras. Bet nusileisim. Čia mūsų paskutiniai kilometrai iki kempingo. Bet dabar dar reikia nusileisti. Reikia susistumti 3 ar 4 kilometrus į kalną. O, statu čia leistis. Ir posūkiai staigus. Sargiai čia žiūrėk, labai čia status tie posūkiai. Gerai, kada nėra automobilių. O varge, brukas prasideda. Taigi čia jau tas tuoj bus Monastir Krupa, kur pačią pirmą dieną važiavom. Atsimeni, brukas buvo šitas. A, prisimenu. Laimutė prisivėja šiek tiek atsilikus. Va atsimeni, čia va tas tiltas, kur tada pirmą dieną pervažiavom. Tai čiagi Monastir Krupa pats pirmas objektas, kurį apžiūrėjom, pradėjo kelionę dviračiais. Atsisėskim, suvalgykim po keletą figų, nes į kalną reikės stumtis. Nu jo, čia dabar 4 kilometrai į kalną, bet jau turi būti paskutinis pakilimas. Būtų gerai. Tai taip jau ir bus, taip ir yra. Tai rupūžė 10% vėl į kalną. Kažkai čia tie visi 4 kilometrai ir bus taip 10%, tai pasimūčysim.
Nu bus matyt. Nu jo, kol kas tikrai 10, jei nedaugiau. O, Golubič, jau artėjam prie savo tikslų. Prie savo kaimo jau. Taip, taip. Pagaliau kempingas mūsų. Na, Pasakysiu, kiek. tai mūsų Po 5, Bargalių. 9. Tai labai mes greitai Greitai keberiom suvarėm. į šitos 4 kilometrus. Pusantro. Ne. Nu tai 3 Nu, kilometrus grinai suomijos, o čia pavažiavam po kelis metrus. Nu. O, šeimininkas prie vartų mus pasitinka. O, mūsų automobiliukas, sveikas gyvas. Gaila, kad nufilmavau, bet buvom išjungę mikrofonus, užmiršę, tai neįrašėm šitos kalbos su šeimininku. Jisai per programėlę tą verčia, telefone tai puikiai susikalbam. Šiaip labai įdomu, šeimininkai išklausinėjo viską, kaip, kas, ką, kaip mums sekėsi, kaip viską, ar turėjom kokių problemų. Mes jiem išpasakojom, ką turėjom, kad pradūrėm 2 kartus pirmą dieną padangą, paskui kaip ir nieko, pasakojom, kaip mus priėmė kaip svečius Kroatijoje, kaip ir lietingą naktį neradom nakvynės niekur. Taip, papasakojom, kad vienu žodžiu viską papasakojom, kaip žmonės prašė vandens, davė ir vandens, ir obuolių priskynė. Apsinešiau nuo to alaus, bet manau praeisiu, rytoj galėsiu važiuoti. Ir dabar mes pasiėmėm vis dėlto kambarį, nors jis gana brangus 50 eurų. Užsisakėm vakarienę, žuvies pagamins, sakė, labai bus skani. Visada sako, labai bus skani, ne visada būna iš tikrųjų taip. Vakarienė su salotom, kiekvienam po 17 eurų. Nu, leidžiam savo šiandien. Už tai, kad pasiekėm tokį rezultatą. Šeimininkas pats atnešė mums vakarienę, bet porcijukės tai baisiai mažos. Kaip po 17 eurų, tai čia 5 eurų vertės. Nu jo, tikėjausi didesnės. Ko gero teks davalgyt grįžus į kambarį. Tai čia faktas nepavalgysi, ką čia tokia žuvukė 10 cm ilgio. Tai šiandien baigėsi mūsų kelionė. Nuvažiavom 62,16 km, vidutinis greitis 9,5. Viskas labai gerai, mašina tvarkoja. Šiandien pasikrausim prietaisus iš elektros, nors jau nėra labai aktualu. Ir per Bosniją ir Hercegoviną planuojam važiuoti namo, nes čia yra Bosnijoje ir Hercegovinoje benzinas gerokai pigesnis, kaip jau anksčiau sakiau. Ir nusipirksim valgyti. Valgymas pigesnis 2 kartus. Dabar susikrausim dviračius į mašiną ir eisim miegoti, kad ryt galėtume išvažiuoti, jau nereiktų nieko krauti. Da įdomu dabar sumavus, kiek mes kilometrų iš viso nuvažiavom. Tai va šiandien, ne šiandien, bet per šitą kelionę susumavom, tai nuvažiavom 1246 ar 5? 6. 46,5 kilometrų. Tai kelionė ne pati ilgiausia, bet pati sunkiausia. Kodėl neilgiausia? Atstumu neilgiausia. Nu tai palauk, Ispanija ilgiau. Bet tai buvo pati sunkiausia. Tęsėsi 29 dienas. Nu, baisiai sunku. Nu tai dar buvom planavę važiuoti į Serbiją, į Tatarus kanjoną. Nu tai, kad pamatėm, kad jau nepajėgsim. Nepajėgsim. Tai dar būtų ten, aš nežinau, kokie 200 kilometrų, jeigu nedaugiau. Daugiau, ko gero, dasidėjo. Kokie 400 būtų prisidėję. Paskui iš Sarajevų jau
kitaip važiavo. Nu taip, nu tai į tą kaimelį ten kažkur. Jo. Ten viršūnės kalnų, kur tenai tiesiog kaimelis aukščiausias. Nu, jau nepaėdėm, tiesiog nepaėdėm. Manau, kad užteko. Pamatėm visko. Visko pamatėm, gerai. Visko. Tai ką, kol kas tada viskas. Kremsriuba su pievagrybiais. Trinta. O mano tradicinė čorba. Labai skani.